Antanas Gustaitis 1917 metais evakuacijų baigė Jaroslavlio gimnaziją ir įstojo į Sankt Peterburgo tapti kalnų inžinieriumi, kalnų inžinierijos institutą, tai vadinkim tą patį institutą, kurį yra baigęs lietuvis Kerbedis, konstruktorius geležinkelių tilto ir kitų konstrukcijų. Tai taip, kad svajonė tikriausiai buvo tapti inžinieriumi, kadangi jo pomėgis buvo matematika, labai buvo gabus matematikai, tikriausiai tikėjusi ten panaudoti savo sugebėjimus. Tuo metu dar jisai buvo, kadangi prasidėjo pirmas pasaulinis karas ir buvo mobilizuotas į kariuomenę, mokėsi artilerijos mokyklai, bet po spalio perversmo karininkai nebereikalingi buvo Raudonajai armijai, būtent tie senieji, kurie kadetai ir taip toliau. Tai Antanas Gustaitis grįžo iš Rusijos į Lietuvą ir 1919 metais savanoriu įstojo į Lietuvos kariuomenę. Įstojus į Lietuvos kariuomenę buvo pasiūstas, kadangi pagal išsilavinimą ir turbūt pagal sugebėjimus, pagal norą, visi žinoma savanoriai ėjo į karo aviacijos mokyklą, buvo paskirtas į karo aviacijos mokyklą. Ir karo aviacijos mokykla įkurta 1919 metais kovo 12 dieną. Gustaitis atvyko į mokyklą kažkur tai, kiek rašo, kovo 20 dieną atvyko į mokyklą. Ir jisai buvo tarp tų karo aviacijos lakūnų mokinių, kurie baigė pirmąją laidą karo aviacijos mokyklos 19 metais, gruodžio 16 dieną. Ten buvo vienas iš tų, kur davė aviacijos pradžiai tą pamatą, kaip ir daugelis jo kolegų, kurie būtent ir buvo pirmosios laidos karo aviacijos mokyklos absolventai, galima sakyti, ir mokėsi beveik metus laiko. Tai čia buvo jo ta pirma pažintis, nes pati pradžia aviacijos tikrai nebuvo lengva, nes trūko ir specialistų, ir infrastruktūros, net ir tų pačių lėktuvų trūko, tai tikrai buvo nelengva, bet jis prie viso to prisidėjo, nes ir visą savo gyvenimą paskyrė aviacijai 21 metus. Galiausiai buvo, 6 iš jų buvo aviacijos viršininkų. Mokslas sutapo su koviniais veiksmais, būtent prieš bolševikus, prieš Raudonąją armiją. Tai tas mokslai vyko, skraidymo mokslai, teisingiau vyko su atitinkamom pertraukom. Teoriniai sugebėjimai Antano Gustaičio buvo tokie, kad jisai matematiką dėstė savo kolegom, nes trūko dėstytojų, o jisai buvo, kadangi ir mėgo matematiką, turėjo pilną supratimą to, ko reikia jauniem savo kolegom, tai jisai ir dėstė matematiką. Po to jisai prisidėjo ir prie įvairių vadovėlių kūrimo ir konspektų, nes jo tos pirmosios laidos konspektai buvo panaudojami kaip vadovėliai. Nes ir pačioj mokykloje būdavo, kad moko ne visą laiką, tiksliau dažniausiai ne lietuviai, nes lietuvių specialistų trūko. Antanas Gustaitis nors ir gabus, bet kadangi tos pertraukos skraidimuose jisai savarankiškai neįskrido. Tai tik tai skrido savarankiškai 20 metų pavasarį, kada buvo organizuotas mokomasis būrys jau be vokiečių instruktorių. Atliko 3 skrydžius nepriklausomybės kovose ir vienas iš tų skrydžių net ir ne visai pavykęs buvo, nes perkrautas bombų lėktuvas nukrito. Tai visą laimę, kad tos bombos nesprogo. Gustaitis atsipirko pakankamai menkais sužalojimais. Skraidimas pradžiai nebuvo jo stiprioji dalis, bet po to jisai tikrai persilaužė ir tikrai skraidė nemenką valandų kiekį. Kai jau pabaigė mokslus, jisai toliau tęsė savo aviacijos jau kaip profesionalus aviatorius, tai jisai 1. ir 2. eskadriliai toliau tęsė savo darbus, tuo pačiu ir mokėsi aukštojo pilotažo, kurio po to galiausiai 1923 metais ir pats tapo aukšto pilotažo instruktorium. Ir žinoma, 1922 metais gavo karo lakūno vardą. Tai čia tokia jo pradžia, o pats jo toks šuolis karjeros ir aviacijos tai buvo tų pačių 1923 metų, kuomet tapo mokomosios eskadrilės vadu. Čia toks įvyko lūžis ir galiausiai jis jau galbūt ir tą pasitikėjimą didesnį įgavo savimi ir galiausiai ryžosi paprašyti tuometinio aviacijos vado Juozo Kraucevičiaus leidimo statyti pirmąjį savo lėktuvą. Stebėdami lakūnai, kokie yra
pirmojo pasaulinio karo lėktuvai naudojami Lietuvos karo aviacijoje, ieškojau, kokiu būdu galima patobulinti, kaip panaudoti savo žinias, kaip padaryti kažką tai naujo, kažko tai būtų, kad būtų tobulesnė. 1922 metais Jurgis Dubkevičius sukūrė ir aviacijos mechanikų pastatytas pirmas jo konstrukcijų lėktuvas Doby 1. To nenusileido, žinoma, ir Antanas Gustaitis. Ir 1924 metais pradėjo projektuoti savo lėktuvą ir 25 metais Liepos 14 dieną pakilo jo konstrukcijos. Jis pats ir pakėlė tą lėktuvą į orą, Ambu pirmasis. Tai yra pirmasis savadarbis. Tai yra ne gamyklinės konstrukcijos, tai yra kaip ir dabar yra mėgėjai konstruktoriai daro. Tai buvo toksai mėgėjiškos konstrukcijos lėktuvas, savo kūrybinių minčių įgyvendinimas. Lakūnai gal visą laiką turėdavo tokį kaip ir juoko formą, kad Antanas norėjo būti ore. Taip šifruodavo šį pavadinimą. Bet šeimos nariai, net ir pati dukra, Rasa Gustaitytė, yra minėjusi savo prisiminimuose, kad greičiausiai tai reiškia Antanas ir Bronė. Jų tokia yra įdomi gan istorija pažinties. Tai per pirmą kartą Bronė pamatė Antaną aviatorių šokiuose Dirižablio angare, bet Bronė buvo ištekėjusi. Ir buvo ištekėjusi už Gustaičio draugo, Vytauto Jablonskio. Bet Vytautas nebuvo labai didelis šeimos žmogus, turėjo ir savų ydų. Ir galiausiai Gustaitis pasiryžo, galima sakyti, parašyti laišką. Nėra atgalinio laiško išlikusio, bet matyt viskas susiklostė labai sklandžiai ir gerai, nes jie ir toliau liko draugais, o Vytautas sukūrė savo šeimą, o Gustaitis vedė Bronę, susilaukė 3 dukrų. Ir gyveno tikrai gražų gyvenimą, kaip ir pats minėdavo, kad jeigu žmonos nėra šalia kažkur arba kad jis ir kūrė savo darbo kambaryje, turi žinoti, kad būtent Bronė yra kažkur šalia, nes taip jam geriau sekasi galvoti, mąstyti, net ir kuriant lėktuvus. Karo aviacijos vadovybė nusprendė GAPO konstruktorius siųsti į Paryžių, į aeronautikos ir mechaninių konstrukcijų mokyklą. Besimokant Paryžiuje buvo dar suprojektuotas mokomasis lėktuvas Ambu 2. Tai yra ieškota, kad Lietuvoje galima ne tik daryti kopijas pirmojo pasaulinio karo lėktuvų tipo Albatrosai arba Galšteteriai, bet galima ir kurti savos konstrukcijos lėktuvus, kurie naudoja pigesnę eksploataciją. Tai sukurtas aukštasparnis monoplanas ir taip 28 metais jau grįžtant iš Paryžiaus, lapkričio mėnesį buvo apskraidytas Ambu 2 kaip mokomasis lėktuvas. Mokomasis lėktuvas jisai skraidė ir Lietuvos karo aviacijoje, vėliau buvo po remonto perduotas kaip mokomasis lėktuvas Lietuvos oro klubui. Tai Antanas Gustaitis tokiu keliu daugiausiai ėjo, tai ėjo, kad būtų lėktuvas, galima jį eksploatuoti Lietuvos karo aviacijoje, jo eksploatacija būtų kuo pigesnė, jis būtų kuo paprastesnis ir atitinkamai būtų populiarus. Tai pavyzdžiui, Ambu 5, tai buvo daugeliui Lietuvos karo aviacijos lakūnų pirmieji mokomieji lėktuvai, kuriais patys savarankiškai pakilo į orą, kurie galėjo pakilti, išmoko. Tai ir netgi kūrė dainas, kad Ambukas mano numylėtas plieno paukštis. 1929 metais sukūrus tokį tolimesnio lavinimosi lėktuvą Ambu 3, kilo idėja, kad Ambu 3 gali būti panaudojami kaip žvalgybos lėktuvai, būtent antroje oro eskadrilėje. Taip kad ir tai dalinai ir įvyko, ir kadangi nuo 1931 metų ta serija buvo pagaminta serija Ambu 3, kurie buvo eksploatuojami Lietuvos karo aviacijoje.
32 metais Antanas Gustaitis sukūrė tokį techniškai tobulą lėktuvą, tai jam buvo 4. 32 metais jisai buvo pakeltas į orą, taip pat Liepos mėnesį apskraidytas, pamatyti trūkumai, o 33 metais paleista pirmoji serija lėktuvų Ambo 4. Buvo gaminami 7 lėktuvai, iš karto 7 lėktuvai. Nei vienas nesudužo dėl techninių priežasčių. Tai buvo dėl pilotavimo klaidų sudužo 2 lėktuvai. Ir tais 34 metais, kaip patvirtinant, kad Ambo 4 yra patikimi lėktuvai, 34 metais, pažymint Stepano Dariaus ir Stasio Girėno skrydžių metinės, buvo skrendama sėkmingas skrydis aplinkui Europą per 12 Europos sostinių, 10 000 kilometrų ore. Skrydis baigėsi per mėnesį laiko, Liepos 19 grįžo visa grandis į Kauną ir Kaune buvo sutikta gana daug žmonių ir vadovybės. Ambo lėktuvai buvo ir pačio Gustaičio, aišku, indėlis buvo didžiulis, nes dar jau 1940 metais pusė visų aviacijos lėktuvų buvo Ambo lėktuvai. Ir planuose buvo jų dar daugiau statyti. To pačio 8-tuko buvo planuojama net 60 vienetų. Buvo tokių kalbų, kad planuojama statyti 60 dar. Tai jau galima sakyti, būtų beveik visa aviacija buvus Ambo lėktuvai. Taip pat Antano Gustaičio tas pirmasis nuo pirmojo sukūrimas, nuo pirmojo lėktuvo ne tik jį paskatino tobulėti, bet ir paskatino visą, kaip sakant, aviacijos vadovybę ir apskritai valdžią patikėti, kad Lietuva gali statyti ne ką prastesnius lėktuvus nei užsienio šalys. Pats Gustaitis buvo tas vadovas aviacijos, apie kurį turbūt irgi žino visoje Europoje ir koks jisai buvo tikrai aviacijos asas, atidavęs beveik savo visą gyvenimą aviacijai. Nuo 34 jam buvo perduota, kaip ir galima sakyti, aviacijos viršininko pareigybė, o 35 jau oficialiai įteisinta prezidento nutarimu, kad jisai jau būtent yra aviacijos viršininkas. Tai jo vadovavimo laikotarpiu buvo sukurtos 8 eskadrilės, taip pat buvo ir aviacijos, žinoma, bazės praplėstos jų skaičius, buvo, žinoma, lėktuvai perkami ir plečiama jų visa bazė lėktuvų ir, žinoma, aviacijos dirbtuvės. Įsiplėtė aviacijos dirbtuvės, ne tik statyba, rekonstrukcijos lėktuvų ir panašus dalykai. Tai viskas ėjo tik tobulyn, tik geryn. Didelį dėmesį Antanas Gustaitis skyrė mokslam, kad būtent aviacijos dirbtuvėse ateitų įsilavinę jau inžinieriai, tai yra inžinieriai, kurie būtų paruošti Kauno universiteto. Aviacijos dirbtuvėse atsirado Lietuvai nebūdingos specialybės ir mechanikai, dailidės, staliai, kurie dirbantis prie medžio konstrukcijų, metalo technologijos dirbantis. Ambo 4, Ambo 41 arba ir kiti lėktuvai jau buvo gana sudėtingi ir ta reikalinga technologija, kad atlikti darbus, reikėjo ir atitinkami ir metalo technologijos, ir metalo konstrukcijos, neskaitant įvairių medžio darbų. Per 20 metų stipriai išaugo, tai tapo viena iš Lietuvos pramonės šakų, taip sakyti. Antanui Gustaičiui atėjus vadovauti, kažkaip tai atrodo, kad visa kariuomenės reorganizacija, visas ryžtas buvo taip, kad tėvynės gynybai kėlė entuziazmą, kėlė pasitikėjimą ir tikrai tikėjimuose buvo, kad Lietuvos karo aviacija bus reikalinga ir kovinių veiksmų metu bus panaudota. Antanas Gustaitis buvo ne vien tik tai, kaip sakyti, sausas konstruktorius ar sausas vadas, tai yra daugiausiai ir bendravimas ir yra labai prisidėjo prie Lietuvos oro klubo vystymo. Lietuvos oro klubo vystymą matė, kad tai yra Lietuvos karo aviacijos rezervas. 1935 metais sukurta sportinė eskadrilė, kurioje ten numatyta apie 30 žmonių, kurie gali atlikti treniruotės ir kurie jie bus mobilizacijos atveju gali būti mobilizuojami į karo aviaciją. Daugelis buvo jo tokių draudimo dėl kovojant
su avaringumu, stengiantis išvengti avarijų, tai buvo tokie draudimai, kad nedemonstruoti, kad pilnai eskadrilių vadai žinotų skridimo užduotį, kad nebūtų tokio paskatos, kad būtų skrendama pro artimųjų arba giminaičių namus, nes dažniausiai ten norima pasirodyti ir tai įvyksta avarijos, tai vengiant tokių, taip kad jau čia kaip vado, kaip viršininko karo aviacijos, taip, tai ieškoma būdo, kad tai tą jaunų lakūnų entuziazmą, norą pasirodyti, kaip nors truputį prigesinti, kad tas pasirodymas būtų daugiau sutelkiamas į mokslus, kovinio specialybių, kovinio manevravimo ruošimas jau netokiem, net šitiem pasirodymam virš savo tėviškių. Pasityčiojimas ir kaip sakyti, kad Antanas Gustaitis kūrė Lietuvos karo aviaciją, tarnavo nuo 1919 metų, jau 20 metų, buvo paskirtas likvidacinės komisijos pirmininku. Tokia formuluotė, kad nerandant galimybės panaudoti Raudonoje armijoje, paleisti į atsargą. Ir buvo paleistas į atsargą 40 metais gruodžio 31, o 41 metais pradėjo dirbti universitete dėstytoju. Daugelį metų buvo neaiškus Antano Gustaičio likimas. Žmona pasitraukė į Vokietiją, karo metais jinai grįžo Lietuvą ieškoti vyro, artėjant Raudonajai kariuomenei vėl pasitraukė į Vokietiją. Ir tokia buvo visą laiką nežinia, kur Antanas Gustaitis. Ir kiek buvo kreiptasi, niekas nieko neatsakydavo. Tik tai 1968 metais per Raudonąjį kryžių gauta informacija, kad Antanas Gustaitis 1941 metais mirė Maskvoje. Ir 1988 metais buvo paminėta Antano Gustaičio gimtadienis, vėl sujudo įvairios struktūros, kas čia per taip duota komanda per partijos valdininkus įsiaiškinti, kas yra Gustaitis. Ir tokiu būdu pradėta ieškoti Gustaičio likimo, kur yra Gustaitis. Antanas Gustaitis tikrai nebuvo iš tų žmonių, kurie pirmų, kaip sakant, numerį sakytų, kad reikėtų palikti Lietuvą, bėgti iš tos Lietuvos įvykus tokiam dalykui. Jis visą laiką tikėjo, kad būtent išsilavinę žmonės, inteligentija yra tie, kurie gali padėti pasipriešinti tai okupacijai ir ilgą laiką to tikėjo. Bet jau galiausiai pats pamatęs, kad turbūt nepavyks išsaugoti, kaip sakant, savų resursus, tos pačios aviacijos, tos lietuvybės puoselėti, jisai pirmiausia savo šeimą gelbėjo, tai šeima repatrijavo į Vokietiją ir galiausiai jisai pats nusprendė bėgti, bet pabėgimas buvo nesėkmingas, nes jį sučiupo prie Šeštokų, bandant pereiti Vokietijos sieną. Jisai buvo tardomas Kauno kalėjime ir galiausiai Maskvoje. Tai po tardymo buvo nuspręsta jį sušaudyti ir būtent 1941 m. spalio 16 buvo sušaudytas Butyrkų kalėjime.